Prieš kelis metus prasidėjusios Kuliškių akmens paieškos iš pradžių jo buvimo vieta susidomėjus Šventų senjorų centro komandai, vėliau tyrinėjimus tęsus Linai ir Justinui Kuizinams ir visą paieškos istoriją pristačius Europos paveldo dienų iniciatyvai, dingusio akmens ieškojimai virto daugiavyksmiu projektu Akmenų atmintis. Nors Kuliškių akmens paieškos atomazga buvo netokia džiaugsminga, tačiau tai paskatino plačiau galvoti apie prarastus ir dar turimus gamtos ir kultūros paveldo paminklus akmenis. Projektu Akmenų atmintis buvo siekiama stiprinti bendruomenės tapatumą su vietos gamtos paveldu, akmenimis, kviečiant mąstyti apie kultūrinę, istorinę ir klimato kaitos atmintis per įvairias pažintinės įtraukiančias kūrybinės, kultūrinės ir meninės veiklas. Skirtingos atminties dimensijos buvo provokuojamos kreipiant dėmesį į 3 Kvėdarnos miestelio apylinkėse esančius ir buvusius mitologinius akmenis: Kuliškių suakmenėjusį medžiotoją, kuris jau sunaikintas, Lembo velnio krasę ir Padievaičio Gedimino sostą. Iš tiesų, skirtingi akmenys atvėrė pokalbius ir prisiminimus apie asmeninės ir kolektyvinės kultūrinės patirtis, istorinius įvykius ir jų įtaką bendruomenės raidai. Galiausiai fizinė, geologinė informacija ir kintantis akmens aplinkos fonas skatino kalbėtis ir suprasti klimato kaitos iššūkius. Apie akmenis galima kalbėtis ištisas valandas, aptariant jų geologinę informaciją ir tokiu būdu analizuojant vietos seniausią praeitį. Galima aiškintis ant akmenų paliktas gamtos ir ankstesnių kartų žymes, galima pasakoti ir klausytis tiek mitologinių, tiek gyvenimiškų asmeninių istorijų patirčių. Ant akmenų galima amžiams užfiksuoti mintis ir įvykių baigtis, akmenis galima dovanoti. Akmenis kaip gamtos, istorijos ir kultūros turtą galima iš naujo atrasti ir pamilti.